kas yra dokumentų valdymas. Na, dokumentų valdymas visada pabrėžiu. Raštvedyba. Tai nėra suprantama šiandien kaip taškeliai, brūkšneliai didžiosios ir mažosios, tai yra vadybos dalis, tai yra vadyba. Tai yra labiau, galbūt sakyčiau, procesų suvaldymas. O kas yra dokumentų valdymas? Mes kaip keliauja dokumentas? Klausimas, ar tam procesui reikalingas dokumentas? Tai ar tuos dokumentus mes valdysime ateityje, ar valdysime įrašus, ar valdysime sistemas, bet plačiaja prasme dokumentų valdymas yra tam tikra vadybos dalis, kuri apima rengimas, kažkaip parengti savo valią, aš kad ir paspaudimu vis tiek turėsiu. Kaip parengti tinkamai, arba vadovas, kaip parengti taisyklės, galbūt teisės aktus, čia mes neįsiversime be rašymo. Procesus galima suvaldyti su paukščiukais ir varnelėm, bet jeigu reikia parengti visą dokumentą, kokias taisyklės ar aktus, mes kitą sykį kalbėsime apie tai, kaip tinkamai parengti. Atskirų rūšių grupės tai tikrai reikia. Toliau apskaita. Na, kas yra apskaita? Apskaita pradedama nuo, jeigu mes kalbame iš pat pradžių, nuo dokumento apskaitos. Tai reikia žinoti įstaigų, kiek yra tų dokumentų. Privati įstaiga, bet, kiek supratau, čia jūsų dauguma tokios, jūsų ne biudžetinė įmonė, bet vis tiek įsteigėjas biudžetinė, jūs dar neaišku, kur dirbsite, tai bent jau apskaita biudžetinės įstaigos visos privalo dokumentus registruoti. Nes jeigu neužregistruotas dokumentas, laikoma, jo nėra apskaitoje. Nes sakys, buvo, nėra, nebuvo. Jis turi būti trauktas ir jam turi būti suteiktas numeris. Privačios nebūtinai turi registruoti. Gauna darbuotojų prašymus, deda į krūvelę 1, 2, 8. Bet kai yra, man tenka dirbti darbo ginčių komisijoje ir sako, aš parašiau prašymą tą dieną. Ir darbdavys sako, aš neturiu, negavau, nėra. Nei registro nėra, nieko, arba pametė, arba dar ką nors. Tai mes kalbam apie tokį nesustiguotą procesą. Vis dėlto apskaita, kaip ir kiekvienos vertybės, ar tai trintukas, ar pieštukas, buhalterė greičiausiai turi apskaitą. Taip ir dokumentai reikalauja tam tikros sistemos. Tai mes pradedam nuo dokumentų apskaitos, dokumentų apskaita vykdoma registruose, toliau yra bylų apskaita. Bylų apskaita vykdoma, jeigu pagal taisyklės dokumentacijos plane ir vėl biudžetininkam privalomas privačioms rekomendacinio pobūdžio. Tai iš kur žinoti, kiek aš valdau bylų, kas atsakingas už tas bylas, kas perduos į archyvą, kas jas sutvarkys, kiek metų jas saugoti.